Šiandien norėčiau pasigirti, kad pagaliau gavau tarptautinį diplomą psichologo. Ir čia buvo metai, sunkus metai darbo, daug darbo su savim, daug teorijos, daug praktikos. Ir pagaliau prieš 2 mėnesius aš išlaikiau egzaminus. Tai kaip tik buvo praktiškai per mano 40-ąjį gimtadienį ir iškart po naujųjų metų, praėjus 2 mėnesiam, gavau diplomą. Pagaliau. Ir kągi dar noriu apie tai pasakyti, kad mūsų savivertė ir aplamai savęs tas vertinimas labai priklauso nuo mūsų pasiekimų. Ir dažnai mes tiesiog nuvertinam savo pasiekimus, nes kiti geriau, kiti daugiau, ne? Ir dažnai lyginamės į kitus, ką tikrai neteisingai yra daryti. Ir pirmas dalykas, tai mes turim lygintis į save tokį, kaip mes buvom vakar, ir visada lyginti save tik su to, koks aš buvau vakar arba net iš ryto, ne? Ir pavyzdžiui, jums kaip gali būti tokia maža technika, ne? Paimkit, surašykit visą sąrašą, ko jūs pasiekėt, kažkokiu rezultatų darbe, kažkokiu rezultatų sporte, ne? Net gali būti ne rezultatas, o tiesiog, kad jūs sportuojat jau 2 metus, 3 metus, ne? Ir be pertraukos arba be ilgalaikės pertraukos. Tai yra irgi jau pasiekimas, nes reiškia, jūs rūpinatės savo kūnu. Ir mes dažnai tai nuvertinam, ką mums yra įprasta, ką mums yra kasdieniška. Nes jeigu, pavyzdžiui, aš gaminu valgytą ne kiekvieną dieną, tai aš jau, mangi čia yra normalu, tai tiesiog net nevertinu tokio dalyko. Nors, pavyzdžiui, jeigu tai pradėti net lyginti save su kitais, tai kai pasižiūriu, labai mažai kas dabar gamina. Dauguma perka, pavyzdžiui, pusfabrikačius, ne, jau pusiau pagamintą maistą arba aplamai pagamintą. Ir tada, vau, tai, o aš tai moku gaminti. Ir aš gaminu kiekvieną dieną su meile savo vaikoje, ne, savo šeimai. Aš su mielu noru priimu svečius, ne, ir gaminu. Aš neperku kažką ten picų kažkokiu, o aš ne tą pačią pizzą aš pagaminu. Ir tai yra mano vertė. O kaip mes dažnai, taigi visi sportuoja, taigi visi gamina valgyt, taigi visi ten namus tvarko, ne? Toli gražu ne visi. Tiesiog surašykit sąrašą ir pažiūrėkit, kiek jūs pasiekit, kiek jūs esat geri kažkame, ko jūs tiesiog nevertinat, o tai, kas jums yra kasdieniška. Ir mes dažnai tiesiog tą nuvertinam, patys savo nesam dėkingi už tai, kad mes tokie, ne kitokie. Tai pradėkit daryti sąrašus, būkite savo dėkingi už tai, ką jūs darot, už tai, ko jūs nedarot, ne? Bet labiausiai už tai, ką jūs darot. Ir lyginkit save su to, koks jūs buvot vakar, užvakar arba net iš ryto, ne? Nes net iš ryto jūs buvot kitoks nei dabar.